Sveiki, sveiki, sveiki. Atvarėm ražienas papurkšti su bakterijom. Reikia prisiminti, kaip čia viskas vyksta. Kaip čia mane purškė, kas pasakys? Kas ne taip? Ką čia prisiminti reik? Kiek barų rodo 0. Kai žinia, reikia į filtrą žiūrėti. Nu viskas aišku, išsiaiškinau, jie nepurškinės. Liušūdai buvo filtrų užkišę. Čia dabar purškėme ražieną su bakterijom, kurios gulėja garaže ir buvo pelės pradėjusios jos kramsnuoti, valgyti. Tai ir aš tą visą šūdą susipyliau ir man užkiša su šūdais filtrą. O purškiam bakterijų, kurios suardo šiaudą tipo, pagerina dirvožemį. Tipo, prisimenu, prieš porą metų irgi purškiau. Šiaip praeitais metais nepurškėm. Šiemet vėl purškėm, nes likutį turėjom. 10 hektarų ir purkštą. Tiek te buvo. Nepamiršti ištraukti kompo jungties, nes 2 kartus jau buvau iškrovęs apumą. Su kviečiais baigiam, lieka tik vasariniai 2 laukai. Ten nedaug, ten 5 hektarai, man atrodo, ir 7 ar 8. Tai kažkas apie 13 hektarų vasarinių, o su žieminiais baigta. Dabar į trasą eina drugiai. Jau kraunam į bokštą per valomąją ir kažkada džiovinsim. Blemba. Šalta biškį ryte, 14 laipsnių tik tais. Vasaras vidurys, ne? Nu jau toks vidurys jau į pabaigą. Jau reikia kelnikių. Į džampuką. Nešiltas, labai drėgnas oras. Rūkas. Rasa didelė. Nu jo. Nefainiai. Paskutiniai žieminiai kviečiai byra į priekabą. Įsiversim ir turbūt rugius džiovinsim. Mano lifehacks. Su grūduvu prisivarai į traktorių, tada išpili, nes su grūduvu neini išpilt. Tai va taip. Jau, dėl to nėra smagu su kamazinė priekaba, kad neįverčias per šoną. Visą laiką ten grūdų, daug kast.
Nieks duobė beveik neįbyr. Nu čia mažai buvo iš tikrųjų. Nei pusė bunkerio, man atrodo, jie nebuvo čia įpilta. Nes taip tai su krautuvu lengviau pristumt prie duobės, kadangi visi 4 ratai sukinėjas. O su traktoriu ir ką veikt. Varga vakarienį. Va, atsijungiam. Ir išvažiuojam. Jo, atsijungiam. O kas nuleis priekabą? Nuleis taip. Nu, reikia išleisti duobę maišą, kur prisidirbom. Siemėm. Maišai visai neseniau rankenas plyšta. Tai kad nereiktų toli vežti, reikia išpilti į valomąją daryklą. Kai ten į priekabą reikia išpilti, tai į priekabą pilsi. Nu jo. Saibys, da į bortus lankstą. Nauja taktika. Dėt maišą ant paletės. Arba paimti su paletę. Dėti priekabą, pjaut maišą. Kita taktika bus pjaut maišą vietoje semti. Aišku, nauja taktika veikia. Alio. Kraunam kūrą, ten kūrą stovi. Krauname į kūrą, jau vieną pakrovau. Dar vieną ar dvi liko.
Nu va, krūtuvo, persitepiau. Strėlę visą. Pasikeitėm šiandien ryte ir kietus rūkinius, kvietinius. Dės per tus pačius eina. Prasivalom rūgius. Šiandien paskutinis laukus nukaus ir bus viskas su rūgiais. O dėl to yra šūts pagalvės. Sugedo. Reikia sutvarkyti, nupirkau naujas šlangas, sujungimus. Puikiai matot. Nuspaudė ir įsijama šlangutę, dabar tokia pačia reikia atspjauti. Oi, kiek pravargau, kol šitą ištuštinau. Arvo, gabaliukus. Krapščiau, su tuo. Ai, sakau, reikia padeginti biškį. Na ir iškrapščiau. Kiaurį šviečia, taip turbūt. Ir dabar galim dėti naują šlangutę. Vamzduką. O Jėzau. Dar galvoju, sakau, gal paklijuoti reik. Šūdą. Einčią ištraukti. Gal reik suvaryti. Vėl nesurenkiau pats šį kartą. Labai gerai. Rūgiai. Važiuoju namo. Tai išpilti dobę ir sukrauti bokštą reikia jos. Nes jau pradeda kulti žirnius ir reikia keisti sietus. Iš per daug prisiverčiau, bet niek. Suėda, vis tiek. Duobė, da su šiupelė paskui pakasiuoji jai reik. Ir būn vėl gražus, švarus šluoji. Jau beveik baigiam, už manęs podo stovi vienam. Priekabo rūgių. Šitą dar išversti, šitą jau pabaiga. Dar prasisuks kokį pusvalanduką, visiškai išpilsiu šią. Ir. Reiks stumtis kitą. Šiukšlės dar reik nusivežti. Stau, gražuolis. Jei jau įsikurs. Bet šiaip pasikur ilgiau pasukus. Reikia va tikrai prisikabinti. Jeigu pagalį susirasti arba taučius ateis, padės prikabinti. To ir reiks išvežti. Supėliusi tos du maišus šiukšlių. O kas įsivalo į šiukšlės, tai įsivalo didesni rūgiai. O koks dičkis. Jisai įsivala, smulkus įsivala. Šiukšlės visokias, žolių. Joduliukai, nežinau kaip vadinasi jie.
žirnius. Nes prieš tai buvo žirniai kraunami, jeigu liko duobėj, tai eini šiukšles. Reikia pakeisti. Vienus durų peilius pakeisti taip paprastai. Jau du peiliukai nulėki per šį sezoną. Sakyčiau, kad labai gerai. Nu, realiai kitai savaitėje pasiruošta. Sudėjom siurblį, susitvarkėm, persivitepėm visą purkštuvą. Dedu raktai. Visą perėjom, tepimo taškus. Ko trūka, tada sudėjom. Biudžetiškai tvarkomės. Tvarkausi. Traktorius įsitepiau. Ir ką, turbūt tam kartui viskas. Dėkui, kad žiūrėjot. Laikinkit, nepamirškit užsiprenumeruoti, komentuokit ir iki kitų. Davai.